Sveiki istorinės technikos gerbėjai. Na, šiandieną mes esame tokiame kaip ir privačiame muziejuje, Suomijoje, Tampėrės mieste. Iš esmės tai verslininkas yra įkūręs šitą muziejų, jo jau žinoma nėra, na, taip jau gavosi. Dabar čia vadovauja jo dukra, Leila. Ir įdomumas šitame muziejuje yra tame, kad čia, kas buvo surinkta tėvuko Leilos, taip ir yra išlikę. Iš tiesų, čia labai įspūdingi eksponatai, jūs galite matyti nuotraukose. Ir šis muziejus yra nemokamas, jūs galite čia apsilankyti, mes nuorodą būtinai paliksime. Ir paprasčiausiai čia reikėtų nusipirkti bandelę, kavos, nes būtent muziejus laikosi iš štai tokios kaip ir mini virtuvėlės. Pavyzdžiui, netgi galite pasižiūrėti tokius įdomus, tikrai įspūdingus eksponatus. Jie visi buvo eksploatuojami būtent Suomijoje. Tikrai nepakartojama, tikrai toksai labai jaukus kamerinis muziejus. Būsit Suomijoje, Tampėrės mieste, tikrai aplankykite. Beje, Tampėrės mieste yra dar kitas muziejus, apie tai bus kitas reportažas. Na, šiam kartu tiek. Ačiū Jums už dėmesį. Ir štai vos nepamiršau, šiame muziejuje aptikome iš tiesų labai vieną įdomų egzempliorių. Štai čia. Tik nepagalvokite, jog tai yra BMW. Iš esmės galbūt gali susidaryti, jog tai yra 328 BMW. Prieškarinis. Iš tiesų tai čia yra EMV. Ženkliukas nors yra labai panašus. Štai galite matyti. Tuo mes jį paryškinsime. Tai yra Eisenacho motorų gamykla, kuri po karo atsirado rytų Vokietijoje. Vakarų Vokietijoje esanti BMW padavė į teismą šią kompaniją už tai labai panašaus ženkliuko į BMW naudojimą. Na, vyko teisminis procesas keletą metų ir galų gale jisai baigėsi BMW naudai. Apie tai rašėme žurnale Retromanai.